Tėveliai ir mažieji ligoniukai, kuriems dar prieš porą metų teko gydytis Druskininkų Saulutėje, dabar atvykę čionai gerokai nustebtų. Kai Druskininkų Saulutė tapo Santariškių klinikų filialu, per pastaruosius pusantrų metų, o ypač praėjusią vasarą gerokai atsinaujino. Užbaigtas ES lėšomis finansuotas pastatų renovacijos projektas, atlikta ventiliacijos ir šildymo sistemos rekonstrukcija, apšiltintos galerijų grindys, pakeisti langai ir durys, renovuotos sienų ir stogo perdangos. Keičiasi ne tik Saulutės aplinka. Nuo Liepos 1 dienos vaikų ligoninės vaikų reabilitacijos skyrių Saulutė, papildžius įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją naujomis paslaugomis, čia pradėtos teikti iš privalomojo sveikatos draudimo biudžeto apmokamos medicininės reabilitacijos paslaugos vaikams, sergantiems endokrininėmis, inkstų, kraujo ir limfos ligomis. Skyriuje dirba patyrę fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai, slaugytojos, kineziterapeutai, ergoterapeutai, psichologai, logopedai, taikomas reabilitacijos specialistų komandos darbo principas. Iš visos Lietuvos atvykę Santariškių klinikų filiale Druskininkų Saulutė besigydantys vaikai šiais mokslo metais mokosi atnaujintose klasėse. Atnaujinus patalpas į mokyklą vaikams nebereikia eiti per lauką. Klasės, kurios yra sanatorijos patalpose, moderniai suremontuotos ir aprūpintos informacinėmis technologijomis. 6 klasių kabinetai yra skirti popamokiniai veiklai, o laisvas pamokas į sanatoriją atvykę mokiniai gali leisti socialinės pedagogės kabinete. Naujai įrengtos ir administracinės sanatorinių klasių patalpos. Galima pasidžiaugti ir pakilusią ugdymo kokybę, informacinių technologijų panaudojimu pamokose. Vaikų ligoninės vaikų reabilitacijos skyrius Druskininkų Saulutė stengiasi kuo aktyviau įsilieti į druskininkų gyvenimą ir daugiau bendradarbiauti su kitomis kurorto įstaigomis. Na, o čia įdiegtomis naujovėmis labai džiaugiasi patys mokiniai, jų tėveliai ir viešosios įstaigos Vilniaus universiteto vaikų ligoninės filialo Druskininkų Saulutė darbuotojai.